Tadam! Projektas, kur švęsti, aš Remigijus Žiogas ir Tautvydas Lubys, o už ekrano Aurimas Cibulskas, renginių vedėjai, komanda 3 karaliai, kur randasi vienoje iš populiariausių Lietuvoje švenčių vietų, kuri vadinasi Varnupė. Taigi, o kas apie Varnupę? Taip, tai kur švęsti šiandien atvyko į Varnupę, vieną didžiausių Lietuvoje tikrai ir kokybiškiausių švenčių vietų. Kiek mes randamės nuo Kauno? Nuo Kauno yra apie 30 km. Nuo Kėdainių vos 8 km. Žvyrkelio nelašo. Patogi lokacija tiems, kurie galvoja švęsti ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, ir iš Kėdainių, Panevėžio. Aš esu čia turėjęs begalės vakarėlių. Iš visos Lietuvos, net iš Šiaulių žmonės čia važiuoja. Iš Klaipėdos dar neturėjau. Kalbant apie parkingą, jeigu jau važiuojam, tai parkingas, šis būtent parkingas talpina vokatukas, talpina 40 automobilių šitoje vietoje. Čia 40, bet šiaip tikrai Varnupė gali 100 be problemų, o yra Turėjo sąskridį, kuriame dalyvavo 500 žmonių ir turėjo sutalpinti daugiau nei 200 automobilių ir tą jie padarė. Nes šitas yra 40, ten toliau yra 20 parkingo, ten yra dar 30 parkingo vietų. Super. Teritorija yra labai didžiulė, kiek hektarų užima, jūs pamatysite. Štai pastatas yra be galo šiuolaikiškas ir čia yra viena iš vietų, kuriuose sėdi žmonės, jeigu nori būti tiesiog pasėdėti, parūkyti, pabendrauti, nes daugiausiai būriuosi kitoje lokacijoje. O čia toksai, išrinktųjų stalas. Prašome vidų. Tai, kaip visada, svečiai iš parkingo, kur keliauja, pirmiausia keliauja į kambariuką, įsikurti, pasidėti daiktelius ir tada jau galime eiti visur kitur. Tai pradėkime nuo svarbiausio kambario. Jaunavedžių kambarys, štai kaip jis Varnupėje atrodo. Užeikite ir pasižiūrėkite. Tikrai pakankamai erdvus, labai gražių Pinteresto spalvelių. Minkšta būtinai reikia sugriauti visą tą grožį. Ir aišku, baltas marmurinis visas vonios kambarys. Taip, čia yra jaunavedžių kambarys. Einam, pradėsime dažniausiai jaunavedžiai, kurie renkasi Varnupę. Tai renkasi ir vakaro atlikėjus tam tikrus ar kitus pasirodymus vakaro metu, kurie yra neapnakvindinami, bet įleidžiami į pirmąjį kambariuką ir čia yra atlikėjų kambarys. O štai čia atrodo šeimyninis kambarys. 6 vietos. Šiaip Varnupė turi momentą, kad visi kambariai turi savo Sanmazgus. Taip. Visi štai taip gražiai atrodo. Viskas gražiai. Ir kitas dalykas, Varnupė, kaip ir kalbėjom, ką turi? 100 parkingų, 100 nakvynių, 100 patogių vietų saliai. Taip. Kambarys, čia buvom čia jaunavedžių kambarys. Ne porai. Ne porai. Ne porai. Ir porai. Ir porai. Štai ir porai. O čia daugiau porų. Kambariukai tikrai jaukus, gražus. Ir keliaukime į apačią, pačioje dar pamatysite, kur dažniausiai būna starteriai, sutikimo vaišės, kai renkasi visi svečiai. Tai čia tokia maža erdvė būna, tai mums po dešinę, kartais čia būna ir barmenai, bet labai retai. Čia dažniausiai alaus kampas, alaus stalas, jeigu taip jau. Turim vieną dar smulkmeną su mėgamaisiais, ko nepaminėjom, kuo Varnupė išskirtinė, čia yra kambarių draugiškų su gyvūnais. Ko tikrai labai retai pamatysim, ypač šiais mūrkis. Tualetai. Pagrindiniai tualetai, kur vakaro metu einate pabūti. Kokie grožiai. Damos minusas. Kokią sodybą turi privalumą, personalas niekada nepalieka sodybos. Nesvarbu, kelintą valandą švenčiate, ar tai yra 8 valandą vakaro, saulė leidžiantis, ar tai yra 6 valanda ryto, kai saulė kyla, visada bus žmogus, kuris jums padės ir patars ir papasakos. Darbo valandos nuo 7 iki 4, nuo 4 iki 7 ir taip apvalę parą keičiasi visas personalas. Kalbant apie personalą, taip įėjus kavos keli aparatai, tai niekada nebūna eilių ar kamščių ir dirba mažiausiai jų komandoje 8 žmonės. 8 žmonės, kurie aptarnauja salę, o dar kiek virtuvėje, tai wow. Čia vėlgi ta vieta, ant kurio būna sukrautos visos vaišės, tai yra šaltieji visokie užkandžiai ir Varnupės išskirtinumas, jie turi patys savo mobilų barą, savo barmenus ir turi geriausias tiekėjų kainas alkoholiniams gėrimams.
Tai iš vienų rankų viskas labai patogu. Nereikia rūpintis dieną prieš vežioti dėžų, gėrimų ir panašiai. Štai ten už viso šito veidrodžių karalystės yra dar kambariukas, kur yra jūsų vedėjai, atlikėjai, jeigu reikia prieš pat išėjimą. Štai čia yra scena. Mes čia sūbas, topas, čia telpa dvi grupės ir kad elektros trūkumų nebūtų, ten fazių šokinėjimai, kad sakytų, oi, tai čia elektra gal sodybai, ne, Varnupėje tokių dalykų nėra. Ir čia trifazis, kaip matote, yra išvestas pramoniniam garsui. Yra nuoj pusėje. Kiekviena rozetė turi atskirą fazę. Tai nebus tas variantas, kad oi, dėl sodybos kalties čia elektros šuolė ir kažkas tokio. Niekart per tiek metų, kiek aš čia dirbu, nėra to buvę ir įvykę. Dar koksai ypatingas privalumas, jeigu į lubas parodytumėm, matot, yra pramoniniai kondicionieriai. Ne šiaip kondiškė vienam kampe, o 3 pramoniniai kondicionieriai. Langai didžiuliai, jie veda į gamtą, saulė čia tikrai yra nemažai, tad ir fantazijos atsiskleisti dekoratoriams yra labai daug. Patogiai atsisėsti 100 žmonių, bet sakė, jeigu reikia, 120 taip pat telpa. Aš esu dirbęs su 80-90, tai yra visai patogu. Ir jeigu lietutis, tai klausykit, turime terasą po stogu. Čia yra ta vieta, kurioje sėdim, laukiam, žaidžiam, dalyvaujam. Šitoje vietoje dalyvauja mūsų jaunavedžiai, tai yra svečiai, kol laukiam jaunavedžių. Kaip ir minėjo Hebra apie elektrą, tai laukia pasirodymam irgi yra išvestas trifazis, ten tarp akmenukų, lazeriai, ferverkai ir taip toliau. Kalbant apie ferverkus, jokių ribojimų čia nėra, nei viduje, nei laukia. Jeigu šventės vieta nusprendė investuoti, kad jūsų vakarėlis būtų aukščiausio lygio, taip ir padarė. Salėje viską galima, dūmai, viskas taip toliau. Laukia ferverkiukai, lazeriukai ir taip toliau. O kas yra tenai? Toj ten nueisime ir ten parodysime. Dar antros dienos pramogos dažnai būna, kad sako Varnupio keliom dienom. Tai yra ir pramogų, krepšinis, tinklinis, žaidimų aikštelės, futbolas. Erdvės čia yra daug ir čia nėra jokių ribojimų. O dabar mes gražiai su muzika nukeliausime iki miegojimo vietos, kur miega svečiai. Kaip sakyti, tiem žmonėms skirta vieta, kurie nori ramesnio poilsio nuo vakarėlio. Atvažiavo, parkingė įsikūrė, kol žmona draugė persirenginė, tu sėdi čilini telefone ar dar kažkur tais yra ramiai lauki veiklų, į kurias toj vedėjas ir pakvies. Bet ten yra užimta, va pavyzdžiui. Oi, ne čia tiem. Ir čia negalima eiti. Va, įėjimus parašyta. Sekite ženklus. Būtinai sekite ženklus. Gerai, pirmas kambarys. Užrakintas. 2 vietis. Taip. Kas yra labai svarbu? Rinkinukai, kiekvienam svečiui, dantų šepetukai, rankšluostukai, viskas. Čia atidarom. Užimta. Ne, iš tiesų juokaujam, taip, tai irgi higienos visokiausi dalykėliai, muiliukai, šampaniukai, wash and go, nusiprausi ir varai tūsant. Ten kambarys porai, kambarys neporai. Ir šitam pastate talpinama yra 40 žmonių su skirtingais kambariais. Tai ką, Varnupė jūsų dėmesį iš aukštai, nuostabiai atrodanti vieta, nuostabiai šventės vieta. Kalbant apie kainas, tai kas yra įdomu, kad Varnupė ne tik žiūri individualiai į jūsų šventę besiruošiant jai, nes jeigu sakė vienas žmonių skaičius, vienas skaičius personalo, kitas žmonių skaičius, kitas skaičius personalo, taip pat yra ir su kaina. Kiekviena kaina yra individualiai, nesvarbu nuo žmogaus skaičiaus ar nuo ko parašot, savininkė jums atsako su išskirtiniu pasiūlymu jums. Tai ir pasinaudoja dantų šepetėliais padėtais mūsų uponautas. Mums be galo čia būti yra smagu, savininkai yra draugai, gera čia atvažiuoti yra ir daugelis vedėjų, kurie galbūt stebi, sako tikrai mes irgi palaikom
konkurentus ir kolegas, kurie šneka apie šią vietą labai gerai, todėl kad čia viskas yra labai gerai. Neveltui minėjau, kad čia yra be galo didžiulis renginių skaičius. Tai jeigu norite spėti į 26 metų traukinį, užsakykite Varnupę dabar. Nes 25 metų rezervacijos dar tęsiamos, bet aš nežinau, ar jie dar turi vietų. Nežinau, žinokit, padarykite taip, jūs skambinkit, rašykit, domėkitės ir jeigu rasit laisvą datą 25 metam, džiaukitės. Tikrai džiaukitės, jūsų šventė bus ant top. O su jumis buvo projektas Kur švęsti. Jeigu turite klausimėlių, pasiūlymų arba dar vietų, kurių neaplankėm, parašykit ir mes nuvažiuosim. Būtinai, iki greito ir gero jums žiūrėjimo. Aurimas Sibulskas, Tautvydas Lubys, Remigijus Žiogas, 3 karaliai Varnupėje.